Labą dieną. Šiandien papasakosime apie žodinio pirkimo vykdymą. Aš esu metodinės pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė Ieva Rutavičiūtė, su manim mano kolegė elektroninių pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Elena Šerepekienė. Mūsų mokymų darbotvarkė šiandien pirmiausia pradėsime apie žodinį pirkimą, apskritai kas tai yra žodinis pirkimas, kada jis gali būti vykdomas, kokia jo vykdymo eiga, kokia reikalinga dokumentacija, o mano kolegė Elena papasakos apie informacijos apie vykdytus žodinius pirkimus viešinimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Taigi pirmiausia, kas yra viešasis pirkimas apskritai, čia yra viešojo pirkimo definicija iš viešųjų pirkimų įstatymo. Kodėl nuo jos pradedame? Todėl, kad pareiga vykdyti viešąjį pirkimą nėra apibrėžiama sandorio verte ir nors įstatymas nustato tam tikras išimtis, kada viešasis pirkimas gali būti nevykdomas, šios išimtis iš esmės nėra siejamos su pirkimo verte. Todėl realybėje būna situacijų, kai perkančiosios organizacijos įvykdo sandorius, kurie yra itin mažos vertės, tačiau tai nėra priežastis nevykdyti viešojo pirkimo. Ir čia į pagalbą perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams ateina žodiniai pirkimai, kurie iš esmės ir yra skirti itin mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo palengvinimui. Taigi žodinis pirkimas apskritai tai nėra pirkimo būdas, tai yra pirkimo vykdymo būdas, kuris išimtinai taikomas mažos vertės pirkimams atliekamiems neskelbiamos apklausos būdu. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jei pirkimo vertė viršyje mažos vertės pirkimo ribą, žodinio pirkimo klausimas neturėtų kilti, toks pirkimas turėtų būti vykdomas per CVPIS. Taip pat negali, būti vykdomi pirkimai, kurie yra skelbiami ir kurie privalomai turi būti atliekami raštu. Bendravimas su tiekėjais žodžiu galimas tik tada, kai pirkimas vykdomas žodžiu. Taigi pirkimą atliekant raštu arba CVPIS priemonėmis, taip turėtų būti ir bendraujama su tiekėju. Žodiniu pirkimu nebus laikoma, kaip ir minėjau, bendravimas su tiekėju žodžiu vykdant rinkos tyrimą. Taip pat bendravimas su tiekėju žodžiu, jeigu vykdomas pirkimas raštu arba per CVPIS. Yra praktikoje atvejų, kai tiekėjai skambinasi perkančiosiom organizacijom pasiteirauti dėl vienų ar kitų klausimų susijusių su raštu vykdomu pirkimu, tačiau tokiais atvejais tiekėjai turėtų būti nukreipiami vis dėlto kreiptis į perkančią organizaciją raštu arba per CVPIS ir nekonsultuojami žodžiu. Žodinis konsultavimas ir bendravimas yra išimtinai rezervuojamas būtent žodžiu vykdomiem mažos vertės pirkimam. Taigi, kalbant apie leistinumą, kadagi gali būti vykdomas žodinis pirkimas. Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas patvirtintas viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus nustato pakankamai liberalias taisyklės, kada gali būti vykdomas žodinis pirkimas. Tai bendra taisyklė, kada gali būti vykdoma neskelbiama apklausa, tai jei pirkimo vertė neviršija 15 000 eurų be PVM. Taip pat yra išvardinti ir specialūs atvejai, kada neskelbiama apklausa gali būti vykdoma ir tais atvejais, kai pirkimo vertė viršija 15 000 eurų be PVM. Šį kartą jų visų neminėsime, bet jie yra mažos vertės pirkimų tvarkos apraše. Yra pora išimčių, kurios iš esmės susijusios su anksčiau skelbtų pirkimu, kuriame nebuvo gauta pasiūlymų apskritai arba jie buvo netinkami. Tokiais atvejais neskelbiama apklausa žodžiu negali būti vykdoma. Bet iš principo sąlygos yra ganėtinai plačios. Antrasis šaltinis, kurį perkančioji organizacija turėtų įvertinti spręsdama klausimą dėl žodinio pirkimo vykdymo galimybės, tai yra
pačios perkančiosios organizacijos patvirtinta pirkimo organizavimo ir vidaus kontrolės tvarka arba mažos vertės pirkimų taisyklės perkančiųjų subjektų atveju. Šioje tvarkoje turėtų būti nustatyti atvejai, kada gali būti vykdomas žodinis pirkimas. Taip pat apskritai aptarti atvejai, kada gali būti vykdoma neskelbiama apklausa, kada privalomai kreipiamasi į daugiau negu vieną tiekėją ir kiti klausimai. Viešųjų pirkimų tarnyba šiuo metu rengia pavyzdinės pirkimo organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės. Jose su žodiniais pirkimais susijusi yra tokia nuostata, kad iki 500 eurų be pridėtinės vertės mokesčio pirkimo paraiška yra nerengiama, o pirkimą atlieka pirkimų iniciatorius, užsakydamas reikalingas prekes internetu ar prekybos vietoje arba kreipdamasis į pirkimo laimėtoją elektroniniu paštu, o apklausos pažyma nėra pildoma. Tai yra vienas iš pavyzdinių variantų, kaip gali būti nustatyta žodinių pirkimų apimtis, tačiau konkrečiai kokius žodinių pirkimo leistinumo atvejus nustatyti sprendžia pati perkančioji organizacija, atsižvelgdama iš esmės į du dalykus. Tai yra, kokius pirkimus ji vykdo, kokie yra jos poreikiai, ir antras dalykas įvertina riziką. Žodinis pirkimas neskelbiamos apklausos būdu kuria riziką dėl lėšų naudojimo skaidrumo, todėl į šią riziką turi būti atsižvelgiama. Ir nors teoriškai mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas leidžia pirkimą neskelbiamos apklausos būdu žodžiu vykdyti iki 15 000 eurų be PVM, čia ta bendroji taisyklė, tačiau teigiama naudos ir rizikos pusiausvyra bus pasiekta tada, kai žodžiu bus vykdomi nedidelės vertės pirkimai, kurių atlikimas kitais būdais kurtų neproporcingą administracinę naštą, o dėl pirkimų paprastumo ir aiškumo nebus sukuriamos papildomos rizikos perkančiai organizacijai. Tai iš principo rekomenduotina žodinius pirkimus, pirkimą žodžiu vykdyti tada, kai yra aiškus pirkimo objektas, taip pat aiškus pasiūlymo vertinimo kriterijai ir kai perkama iš vieno tiekėjo. Klausimas, kurio neretai sulaukiame ir viešųjų pirkimų tarnyboje, tai kokiais atvejais galima atlikti pirkimą, apklausiant vieną tiekėją. Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše tokio reikalavimo nėra ir yra tik tai apibrėžiama, kada gali būti atliekamas pirkimas neskelbiamos apklausos būdu. Tačiau konkrečius atvejus turėtų nusistatyti ir apsirašyti pati perkančioji organizacija jau minėtose pirkimo organizavimo ir rizikos vertinimo taisyklėse arba mažos vertės pirkimų taisyklėse. Ir svarbiausia, apsirašant ir apsibrėžiant, atsižvelgti į savo veiklos specifiką, įvertinti, kokie pirkimai vykdomi ir kiek iš tiesų naudos yra, pavyzdžiui, apklausiant 3 ar 5 tiekėjus, ar tai yra įmanoma. Pavyzdys galėtų būti, jeigu perkančioji organizacija, pavyzdžiui, vykdo kokį nors projektą, kurio metu organizuoja renginius įvairiose Lietuvos miestuose ir tam tikslui perka konferencijų salių nuomos paslaugas įvairiose viešbučiuose ar konferencijų centruose. Tai viena vertus gali būti naudinga apklausti daugiau negu vieną centruose. Tai viena vertus gali būti naudinga apklausti daugiau negu vieną tiekėją arba atlikti rinkos tyrimą. Kita vertus, jeigu renginiai organizuojami įvairiose Lietuvos miestuose, gali nutikti tokiu atveju, kai apklausti 3 ar 5 tiekėjų bus objektyviai neįmanoma. Todėl tokiais atvejais įvertintina ir minėtoje pirkimo organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkoje galima nusimatyti, kad štai tokiem konkrečiai pirkimam, pavyzdžiui, vykdant tokį ir tokį projektą, organizuojant renginius įvairiose miestuose, tokios paslaugos perkamos kreipiantis į vieną tiekėją. Nepriklausomai nuo to, kad galbūt pirkimo vertė gali siekti ir 1000 eurų, kas, sakykime, kitu atveju jau įpareigotų perkančią organizaciją vykdyti apklausą iš 3 tiekėjų. Įpareigotų, tai turiu omeny, numatyta pačios perkančiosios organizacijos taisyklėse.
Kitas klausimas, kaipgi tais atvejais, jei darbuotojas perka prekes savo lėšomis, o šios jam yra kompensuojamos, ar tokiais atvejais turi būti vykdomas viešasis pirkimas ar ne? Atsakymas yra paprastas, taip, tokiais atvejais turi būti vykdomas viešasis pirkimas, išskyrus atvejus, kai darbuotojai yra kompensuojama pagal dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarką. Tai yra iš principo, nebent jeigu darbuotojas vyksta į komandiruotę ir perka lėktuvo bilietus, rezervuoja viešbučius savo vardu, tokiais atvejais jam yra kompensuojama pagal kitą tvarką. Visais kitais atvejais, jeigu darbuotojas įsigyja, pavyzdžiui, gėlių puokštę atvykstantiem svečiam į įstaigą, sumoka savo lėšomis, vėliau jam pristačius apskaitos dokumentus yra kompensuojama, tokiais atvejais viešasis pirkimas vis tiek turi būti forminamas, jis turi būti vykdomas. Dėl to tokiais atvejais rekomenduotina perkančiai organizacijai įvertinti ir savo vidaus taisyklėse, tai yra mano minėtose pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklėse numatyti, kad tokiais atvejais tas darbuotojas, kuris savo lėšomis perka prekes, jisai vykdo tam tikrą apimtim pirkimo organizatoriaus funkcijas, tam tikriem pirkimam, galbūt iki tam tikros vertės, galbūt nusimatyti taisyklėse pirkimų rūšis. Čia jau yra perkančiosios organizacijos diskrecija, tik svarbu nepamiršti, kad pirkimo organizatoriui yra pareiga deklaruoti privačius interesus ir pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą. Tai šios pareigos yra viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnėje, tai reikėtų jų nepamiršti. Toliau pakalbėsime apie žodinio pirkimo vykdymo eigą. Eiga yra ganėtinai paprasta, bet tuo pačiu galbūt šiek tiek ir paini. Taigi pirmas žingsnis – nerengiami pirkimo dokumentai, tačiau nepaisant to būtina žinoti reikalavimus pirkimo objektui, tai yra žinoti, kas yra perkama. Ir čia gali kilti klausimas, koks skirtumas tarp rinkos tyrimo ir žodinės neskelbiamos apklausos. Rinkos tyrimas atliekamas prieš bet kurį iš esmės pirkimą, išskyrus tos atvejus, kad atliekama rinkos konsultacija, bet rinkos tyrimas turėtų būti atliekamas visais atvejais. Ir kalbant apie žodinius pirkimus, iš tiesų tokia schema yra ganėtinai palanki ir patogi perkančiosiom organizacijom, tai yra pirmiausia atlikti rinkos tyrimą, apklausiant vieną arba kelis tiekėjus ir išsiaiškinant, kurios siūlomos sąlygos yra priimtiniausios, kurio yra siūloma mažiausia kaina, vykdyti žodinį pirkimą, kreipiantis į vieną tiekėją. Bet vėlgi primenu ir pasikartosiu, turi būti paisoma leistinumo sąlygų, kurias nusistačius pati perkančioji organizacija savo vidaus kontrolės viešųjų pirkimų, mažos vertės pirkimų organizavimo taisyklėse arba pirkimo organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkoje. Ten turi būti nustatytos leistinumo sąlygos ir jeigu jos yra tenkinamos, tada taip gali būti vykdomas žodinis pirkimas. Tai vėlgi, pavyzdžiui, ar galima pirkti vadovėlius tiesiai iš leidyklos, vykdant neskelbiamą apklausą žodžiu? Galima, jeigu tą leidžia perkančiosios organizacijos taisyklės. Tai iš tiesų labai rekomenduotume įvertinti ir tą numatyti, nes mažos vertės pirkimų tvarkos apraše vadovėliams yra netgi numatyta tam tikra išimtis, bet vėlgi ji gali būti taikoma tada, jeigu pakartota ir perkančiosios organizacijos vidaus taisyklėse. Ir šiuo atveju yra svarbu ir labai naudinga atlikti rinkos tyrimą, net ir perkant vadovėlius, kada leidžiama pirkti iš vieno tiekėjo, tai iš tiesų pasidomėti, nes pirkimas iš leidėjo tam tikrų leidinių ne visais atvejais bus pats ekonomiškai naudingiausias ir tą iš tiesų svarbu įvertinti. Kitas klausimas svarbus vykdant žodinius pirkimus, tai yra reikalavimai, tie vadinamieji nacionalinio saugumo reikalavimai, ar jie turi būti taikomi ar ne. Ir atsakymas
taip pat yra labai paprastas. Taip, jeigu yra išpildomos abi šios sąlygos. Tai yra perkančioji organizacija veikia gynybos srityje, valdo ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, veikia srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, ar yra įrašytos į saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo naudotojų sąrašą ir šios perkančiosios organizacijos atlieka pirkimus, kurių objektas apima viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas. Taigi turi būti iš esmės tenkinamos abi šios sąlygos, tai yra ir perkančioji organizacija turi atitikti tam tikrus kriterijus ir ji turi pirkti tam tikras prekes ar paslaugas, kurių BVPŽ kodų sąrašas yra patvirtinamas. Jeigu tenkinamas kuris nors vienas iš šių reikalavimų, nacionalinio saugumo reikalavimai nėra privalomai taikomi, bet jeigu yra tenkinamos abi sąlygos, tuomet perkančioji organizacija šiuos reikalavimus privalo taikyti, išskyrus išimtį mažos vertės pirkimam, kuri gali būti aktuali vykdant ir žodinius pirkimus, tai yra šie reikalavimai gali būti netaikomi, kai sutarties vertė neviršė 5 000 eurų be PVM ir tiekėjui, subtiekėjui ar ūkio subjektui, kurio pareigumais remiamasi, nėra suteikiama teisė aptarnauti, gauti prieigą ar kitaip susipažinti su perkančiosios organizacijos vidaus dokumentuose nustatytomis ryšių ir informacinėmis sistemomis, kurios yra reikšmingos perkančiosios organizacijos veiklai, šių ryšių ir informacinių sistemų technologijomis, duomenų bazėmis ar juose esamais duomenimis. Visais kitais atvejais reikalavimai yra privalomi ir gali kilti klausimas, kaip perkančioji organizacija turėtų šios atitikti šiems reikalavimams patikrinti, vykdydama žodinį pirkimą. Mažos vertės pirkimo tvarkos apraše nustatyta, kad šie reikalavimai turi būti patikrinami, tačiau nedetalizuojama kokiu būdu ir tai yra iš principo perkančiosios organizacijos diskrecija nuspręsti kokiu būdu. Rekomenduotume laikytis viešųjų pirkimų įstatyme numatytų reikalavimų, tai yra tiesiog reikalauti iš tiekėjo pateikti atitinkamus dokumentus. Jie yra detalizuojami viešųjų pirkimų įstatyme ir šių mokymų kontekste gal nėra tiek svarbu, bet svarbu tai, kad perkančioji organizacija šių dokumentų turėtų pareikalauti, kokiu būdu raštu, elektroniniu paštu, galbūt siunčiant paprastu paštu, tai jau yra perkančiosios organizacijos diskrecija, nepaisant to, kad pirkimas atliekamas žodžiu. Taigi antrasis žodinio pirkimo vykdymo eigos žingsnis yra kreipimasis į tiekėją arba tiekėjus žodžiu, telefonu, nuvykus į prekybos vietą, įvertinus tiekėjų skelbiamą informaciją apie prekių ar paslaugų ar darbų kainą internete, taip pat kitais būdais. Šalia skaidrėse pateikiamas palyginimas, kai apklausa atliekama raštu. Su tiekėjais tokiais atvejais bendraujama CVPS priemonėmis, elektroniniu paštu arba kitomis priemonėmis. Šiek tiek painu gali pasirodyti, nes tiek vykdant apklausą žodžiu, tiek raštu yra numatyta, kad su tiekėjais bendraujama kitaip arba kitomis priemonėmis, taigi kokios tos kitos priemonės gali būti. Šiuo metu ypatingai populiarūs įvairios pranešimų programos, vadinamieji messengeriai, ir tada gali kilti klausimas, jeigu su tiekėju susirašinėjama tokios programos pagalba, ar pirkimas vykdomas raštu, ar visgi žodžiu. Atsakant į šitą klausimą, rekomenduotume įvertinti, kokie dokumentai kiekvieno atveju turi būti sudaromi. Tai mažos vertės pirkimų tvarkos apraše numatyta, kad jei pirkimas vykdomas raštu, pirkimą patvirtinantys dokumentai yra susirašinėjimo informacija, skaitant skelbimą apie pirkimą, jei pirkimas buvo skelbiamas, ir kiti pirkimo dokumentai, protokolai, taip pat sudaryta sutartis. Tai vertinant, ar per messengerį susirašinėjimą su tiekėju laikytinas žodiniu pirkimu ar pirkimu raštu, turėtų būti vertinama, ar ta informacija, tas susirašinėjimas gali būti išsaugotas, tai yra, ar gali būti užfiksuojama, kada, kokia informacija, kokiam tiekėjui buvo išsiųsta.
Ir jeigu per Messengerį ar kitą programėlę panašią nėra galimybės užfiksuoti, kada buvo kreiptas į tiekėją, kokiais kanalais, neaišku, kas skaito tuos pranešimus, toks pirkimas greičiausiai laikytinas pirkimu žodžiu ir visas tas susirašinėjimas prilygintinas iš esmės pokalbiui telefonu ir prie pirkimo dokumentų nesaugotinas. Kitais atvejais, jeigu tai yra labiau susirašinėjimas primena susirašinėjimą elektroniniu paštu, taip toks susirašinėjimas ir tokie dokumentai galėtų būti saugomi kaip pirkimo raštu dokumentai. Gali kilti klausimas, ar galima vykdant žodinį pirkimą vis tiek susirašinėti su tiekėju elektroniniu paštu. Taip, tą daryti galima, tačiau susirašinėjimo nereikėtų laikyti pirkimo dokumentais. Tai yra, nereikia jų saugoti, archyvuoti kaip pirkimo dokumentų. Žodinio pirkimo vykdant žodinį pirkimą yra keli žingsniai, kurie nevykdomi. Tai yra susipažinimas su pasiūlymais nevykdomas ir nesudaroma pasiūlymų eilė. Iš principo šie du žingsniai suponuoja tai, kad žodinis pirkimas labiausiai pasitarnaus tada, kai pirkimas vykdomas kreipiantis į vieną tiekėją. Toliau nustatomas laimėtojas, kurio siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka keliamus reikalavimus ir kurio pasiūlyta kaina nėra per didelė. Su laimėjusiu tiekėju sudaroma sutartis, kuri gali būti rašytinė arba žodinė, apie tai pakalbėsime netrukus. Informuoti kitų apklaustų tiekėjų nėra privaloma, nebent jie patys kreiptųsi dėl informacijos pateikimo. Taigi sekantis žingsnis vykdant žodinį pirkimą yra sutarties sudarymas. Ir sutartis gali būti sudaroma tiek raštu, tiek žodžiu ir norėčiau atkreipti ypatingą dėmesį, kad žodinis pirkimas tai nelygu žodinė sutartis. Tai yra, pirkimas gali būti atliekamas žodžiu, o sutartis sudaroma raštu ir atvirkščiai pirkimas atliekamas raštu, o sutartis sudaroma žodžiu tada, kai teisės aktai tą leidžia. Ir taip pat norėčiau paminėti, kad sąskaita faktūra nėra sutartis. Tai yra apmokėjimo dokumentas, o sutartis yra pagrindas jam atsirasti. Pirkimo sutartis žodžiu gali būti sudaroma tik tada, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 eurų be pridėtinės vertės mokesčio arba viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytuose aprašuose nustatytais atvejais, taip pat prekių ir paslaugų skirtų moksliniams tyrimams ar eksperimentiniai veiklai pirkimo atvejais, pirkimo sutartis žodžiu gali būti sudaroma, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė neviršija 15 000 eurų be pridėtinės vertės mokesčio. Norėčiau paminėti, kad perkančioji organizacija savo pirkimo organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos taisyklėse gali nusimatyti griežtesnius reikalavimus, kada sudaroma rašytinė sutartis ir kokiais atvejais. Vėlgi šie atvejai nebūtinai turi būti siejami išimtinai su pirkimo verte, tai gali būti ir su tam tikru pirkimo objektu susiję. Žodžiu sudaryta sutartis keičiama taip pat žodžiu. Dėl to rekomenduotina, kad žodinės sutartys būtų paprastos. Priimant sprendimą sudaryti sutartį žodžiu turi būti įvertinama jos keitimo poreikis, nevykdymo rizika ir nevykdymo pasekmės. Tai yra tais atvejais, jeigu yra perkančiai organizacijai ypatingai svarbus prekių pristatymo terminas, rekomenduotina tokią sutartį sudarinėti raštu, nusimatant aišku pristatymo terminą ir pasekmes, ką perkančioji organizacija darys, turi teisę daryti, jeigu tiekėjas, pavyzdžiui, vėluoja pristatyti prekes ar suteikti paslaugas per nustatytą terminą. Žodinės sutartys savo esme turi labai daug sąlygų, kurios šalių priimamos ir nustatomos konkludentiniais veiksmais. Ką tai reiškia? Tai tarsi toks susitarimas, kuris nėra aiškiai iškomunikuojamas, bet remiasi papročiais, įprasta praktika, pavyzdžiui, dėl atsiskaitimo gali būti,
kad atsiskaitoma po prekių pristatymo ir nei perkančioji organizacija, nei tiekėjas, sudarydamas žodinį sandorį, gali aiškiai neaptarti šitų sąlygų, bet jos bus tarsi pagal nutylėjimą. Todėl visais atvejais, kada atsiranda tokių sąlygų, kurios yra šiek tiek specifinės, labai rekomenduotina vis dėlto sudaryti žodinės sutartis, rašytinės sutartis, net jei pirkimas buvo atliktas žodžiu. Klausimas, kokios žodinės sutartys neviešinamos centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Informacija apie žodžius sudarytas sutartis turi būti viešinama visada, išskyrus keletą atvejų. Pirmas iš jų tai vis dėlto nebuvo vykdomas viešasis pirkimas, o pavyzdžiui sudaryta patalpų nuomos sutartis pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimą. Tai yra viena iš išimčių, kada viešųjų pirkimų įstatymas netaikomas ir nevykdomas viešasis pirkimas. Tokia sutartis neturi būti skelbiama. Neviešinamos sutartys sudarytos pagal viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymą. Taip pat neviešinama informacija apie pirkimus, kai pirkimas vis dėlto neįvyko. Tai yra, pavyzdžiui, buvo užsakyti mokymai darbuotojui, tačiau darbuotojas juose negalėjo dalyvauti arba mokymai buvo atšaukti. Iš principo tokia situacija vertintina, kad buvo sudarytas žodinis sandoris, kuris vėliau buvo nutrauktas. Taigi tokia informacija apie tokią žodinę sutartį neturėtų būti skelbiama. Klausimas, pavyzdžiui, jei viena mokykla moka kitai mokyklai užnaudojamasi tam tikra infrastruktūra, ar tokia žodinė sutartis turėtų būti viešinama? Čia svarbu atskirti vis dėlto, ar tai yra patalpų nuoma ar paslaugos teikimas. Ir jeigu tai yra paslaugų sutartis tarp vienos mokyklos ir kitos, kai viena yra tiekėjas paslaugos, kita yra perkančioji organizacija, informacija apie tokią žodinę sutartį turėtų būti viešinama. Tačiau vėlgi, kaip ir minėjau, turi būti įvertinama, kokiu pagrindu tokia sutartis yra sudaroma. Ir jeigu tai yra viešojo pirkimo pagrindu, taip, tokia informacija turėtų būti viešinama. Kitas klausimas, ar galima sudaryti žodinę sutartį įvairios ūkinės paskirties prekiams pirkti, kad nereikėtų kiekvieną kartą inicijuoti pirkimo dėl kelių eurų vertės nedidelių pirkimų. Atsakymas būtų galima, bet nerekomenduojama to daryti, nes, kaip ir minėjau, sudarant žodinės sutartis, geriausiai pasitarnaus jos tada, kai sąlygos yra paprastos, aiškios ir aiškiai numatomos. Tada, kai perkančioji organizacija siekia įsigyti daug įvairių prekių, tai yra, pavyzdžiui, nereikėtų sudarinėti žodinių sutarčių su prekybos centru dėl visų prekybos centre esančių prekių įsigijimo. Nes tada atsiranda daug labai neaiškumo, o visgi tai kokias prekes gali pirkti perkančioji organizacija, kas nutinka tiekėjui, jeigu perkančioji organizacija reikia kažkokios prekės, o jos tuo metu parduotuvėje nėra. Tai tokiais atvejais visgi rekomenduotina kiekvieną kartą nuvykus į parduotuvę vykdyti žodinį pirkimą ir tą traktuoti kaip atskirus žodinius pirkimus, sudarant žodinius sandorius dėl konkrečių prekių. Kaip ir minėjau, žodinė sutartis savo esme turėtų būti nesudėtinga, vengtinos situacijos, kai žodinė sutartis sudaroma dėl daug ir skirtingų prekių ar kompleksiškų paslaugų pirkimo, arba kai sutartis yra ilgalaikė ir panašiais atvejais. Skelbiant informaciją apie žodinės sutartis, kokią reikėtų nurodyti žodinės sutarties vertę. Tai paprastai turėtų būti nurodoma tokia vertė, dėl kurios buvo tartasi, net jei faktiškai sumokama mažiau. Tai pavyzdžiui, jeigu perkančioji organizacija perka maitinimo paslaugų, susitarė su tiekėju, kad pirkimo vertė yra 1000 eurų, tačiau apmoka pagal faktą. Tai šiuo atveju, kadangi pirkimas vykdomas, pirkimo vertė yra 1000 eurų, tokia vertė ir turėtų būti viešinama nepriklausomai nuo to, kad faktiškai tiekėjas pateikė mažesnę sąskaitą.
Tačiau tam tikrais atvejais gali būti ir kitokia situacija, tai mano jau minėti mokymai. Jeigu, pavyzdžiui, perkama mokymai 2 darbuotojam, 2 ar valstybės tarnautojam, tačiau sudalyvauja mokymuose tik vienas asmuo, viešintina vertė yra faktinė, remiantis tuo, kad sutartis buvo pakeista. Kalbant apie dokumentaciją, kokius dokumentus perkančioji organizacija turėtų saugoti, siekdama įrodyti žodinio pirkimo vykdymą. Tai pagal mažos vertės pirkimų tvarkos aprašą, jei pirkimas vykdomas žodžiu, pirkimą patvirtinantys dokumentai yra sutartis ir CVPIS paskelbta informacija apie ją, o jei sutartis sudaryta žodžiu, sąskaita, faktūra arba kiti buhalterinės apskaitos dokumentai. Tai iš principo nėra reikalaujama saugoti jokio susirašinėjimo su tiekėju, jokių pasiūlymų. Išimtis yra, kaip ir minėta anksčiau, reikalavimų atitikti reikalavimams nacionaliniam saugumui įrodantis dokumentai, bet kitais atvejais iš principo jokių dokumentų saugoti nėra privaloma. Tačiau svarbu paminėti tai, kad pati perkančioji organizacija minėtose pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklėse turėtų nusimatyti konkrečiai, kokie dokumentai yra reikalingi ir saugomi ir kaip konkrečiai yra fiksuojamas žodinis pirkimas. Tai variantų gali būti įvairių, tai gali būti pildomas pirkimų žurnalas. Jei perkančioji organizacija nusprendžia taikyti griežtesnę tvarką, gali nusimatyti, kad kiekvieną kartą įvykdžius net ir 5 eurų vertės pirkimą, pavyzdžiui, pildoma pirkimo apklausos asignavimų panaudojimą. Taip pat svarbu paminėti tai, kad informacija apie viešuosius pirkimus, taip pat mažos vertės ir taip pat žodinius pirkimus turi būti pildoma teikiant ATN3 ataskaitą. Taigi, perkančiai organizacijai sprendžiant, kokius dokumentus kaupti ir kaip įforminti žodinius pirkimus, verta pasižiūrėti, kokią informaciją ji turės pateikti. Taigi yra reikalavimas, kad jei sutartys įvykdžius viešuosius pirkimus sudarytos raštu mažos vertės, privaloma skelbti bendrą vertę ir pirkimų skaičių, taip pat kiek buvo žaliųjų pirkimų. Vykdant pirkimus žodžiu, bet sudarant sutartis raštu, žalieji kriterijai taip pat privalo būti taikomi. Jei buvo sudarytos žodinės sutartys, turi būti nurodomas tokių pirkimų skaičius ir bendra vertė. Taigi, sprendžiant klausimą, pavyzdžiui, kokios grafos turėtų būti pirkimų žurnale, turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad vėliau perkančiai organizacijai nereiktų pakartotinai peržiūrinėti visų sąskaitų faktūrų ir vien tam, kad galėtų užpildyti duomenis. Taigi, apibendrinant informaciją apie žodinių pirkimų vykdymą, norėtume atkreipti dėmesį, kad šioj vietoje ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas pačios perkančiosios organizacijos, nusimatant savo pirkimų vykdymo taisyklės, tai yra būtent pirkimo organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašą arba mažos vertės pirkimo organizavimo taisyklės, nes būtent šiuose taisyklėse perkančiosios organizacijos turi galimybę apsibrėžti žodinių pirkimų ir apskritai pirkimų, mažos vertės pirkimų vykdymą taip, kad būtų patogiausia jom pačiom ir ypatingai svarbu pabrėžti, kad taip, kaip perkančioji organizacija nusimato šiuose taisyklėse, tai yra kokius reikalavimus, kokias pirkimo sąlygas, kokius dokumentus ji pati nusimato savo tvarkose, savo tvarkos pirmiausia ji ir turėtų laikytis. Tai yra, jei net jei mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas leidžia liberaliau vykdyti pirkimus, tačiau perkančioji organizacija savo tvarkoje yra numačiusi griežtesnės taisyklės, jų turėtų ir laikytis. Todėl labai rekomenduojame iš tiesų peržiūrėti taisyklės vidinės
ir juose nusistatyti tokius reikalavimus ir tokias sąlygas, kurios būtų patogios perkančiai organizacijai ir atsižvelgti į dažniausiai vykdomus pirkimus, į tokius pirkimus, kur iš tiesų galima sumažinti administracinę naštą, nedidinant papildomai rizikos dėl lėšų naudojimo teisėtumo ir nusimatyti galimybę tokius pirkimus vykdyti neskelbiamos apklausos žodžiu būdu. Dabar apie informacijos apie žodžiu įvykdytus viešuosius pirkimus viešinimą papasakos mano kolegė Elena. Žodinių sutarčių viešinimas. Žodinės sutartys paviešinti galime keliais būdais. Iš pradžių prisijungiame prie savo paskyros centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos, sutrumpintai vadiname CVPIs. Įvedame prisijungimo naudotojo vardą ir slaptažodžią. Spaudžiame prisijungti. Prisijungiame prie savo paskyros ir matome, kad čia žodinės sutartis galime viešinti paspaudus žodinių sutarčių importas arba paspaudus VPMIs viešųjų pirkimų monitoringo informacinė sistema. Kad galėtumėte prisijungti prie VPMIs posistemės, reikia kreiptis elektroniniu paštu pagalba@vpt.lt, nurodžius savo naudotojo prisijungimo vardą ir jums bus suteikta prieiga prie VPMIs posistemės. Kiekvienas prisijungiantis turi unikalų naudotojo prisijungimo vardą. Visada naujam naudotojui reikia sukurti naują paskyrą. Negalima esančioje paskyroje pakeisti į kito asmens vardą ir pavardę, kadangi prisijungus prie VPMIs posistemės bus rodomas pirminio naudotojo vardas ir pavardė. Taipogi pirminio naudotojo vardas ir pavardė bus rodoma sutartyse. Prisijungus prie VPMIs atkreipkite dėmesį, su kokia naršykle esate prisijungę. Jeigu su Internet Explorer, spaudžiate čia, o jeigu, pavyzdžiui, su Chrome ar kitokia, spaudžiate su kitomis naršyklėmis. Prisijungime prie sutarčių viešinimo. Čia viešinamos yra visos sutartys, tarptautinės, supaprastintos, mažos vertės viešinamos, raštų sudarytos, bet taipogi čia yra ir galimybė viešinti žodžiu sudarytas sutartis, tik tipą reikėtų pasirinkti MVPŽ. Šitoje skiltyje viešinamos pagrindinės sutartis, sudarytos pagal preliminariasias arba dinaminės pirkimo sistemos pagrindų, trumpai vadinamas DPS. Skiltyje sutarčių pakeitimai viskas viešinama kaip ir pagrindinėje sutartyje, tik pildoma informacija apie sutarties pakeitimą, pavyzdžiui, kada pasirašytas sutarties pakeitimas, pakeitimo numeris ir taip toliau. Kadangi paviešinti norėsi žodinę sutartį, tai spaudžiu čia, patenku į sutarčių sąrašą, spaudžiu naujas sutartis ir pildau. Štai tokį langą matau, kuriame reikia užpildyti daug laukelių. Tai ir pildau. Sutarties sudarymo data įrašyti reikia datą atskiriant brūkšnelis metai, brūkšnelis mėnuo, brūkšnelis diena. Indeksą sistema užpildo pati. Įrašyti sutarties numerį, jeigu pirkimas vykdytas CVPIs, pažymėti varnele ir įrašyti pirkimo numerį. Pasirinkti pirkimo būdą. Jeigu paspausime ne, tada reikia nurodyti, pažymėti, kodėl netaikyti reikėtų. Mūsų atveju spaudžiame taip. Čia reikėtų pažymėti tik tada, jeigu sutartis susijusi su tokia situacija.
Svarbu, kad sutarties objektas sutaptų su BVPŽ kodu. Jeigu pasirinktas neteisingas objektas, tada paieška nesuras atitinkamo BVPŽ kodo. Įrašau pavadinimą, dabar įrašau BVPŽ kodą, spaudžiu pliusiuką, kad įsikeltų į sutartį. Perkančiosios organizacijos informacija pati užsipildo, paspausti tai reikia 2 kartus ant organizacijos pavadinimo. Įvedu tiekėjo kodą, šiuo atveju pas mane yra fizinis asmuo, trumpasis yra kodas 809 ir pavadinimą rašau tik tai vardas pavardė be asmens kodo. O dažniausiai yra, jeigu yra įmonė, tai turi 9-ženklį įmonės kodą. Spaudžiu pliusiuką, kad įsikeltų į sutartį. Sutarties vertė reikėtų įrašyti centus atskiriant kableliu. Šiuo atveju 18,00. Datą įrašome lygiai taip pat metai brūkšnelis mėnuo brūkšnelis data. Norėčiau atkreipdėmėsi, kad faktinė sutartis įvykdymo vertė ir laukelis faktinė sutartis įvykdymo data pildoma pasibaigus sutarties vykdymo datai, nebent sutarties faktinės ir galiojimo datos sutampa. Einame į techninę dalį, pasirenkame sutarties tipą, mums šiuo atveju reikalingas MVPŽ, spaudžiame OK. Ties paskelbti pažymi varnelę, spaudžiame saugoti. Ir štai mes matome, kad mūsų sutartis buvo teisingai išpildyta ir paskelbta. Ir spausti saugoti. Čia trumpai, kaip aš ir vardinau, ką reikėtų atkreipti dėmesį ir kaip pildyti. Jeigu nutiko taip, kad reikia sutartį redaguoti, pakoreguoti, tada 2 kartus spaudžiame ant sutarties. Iš pradžių spaudžiame skiltį techninė dalis, ties paskelbti pažymi varnele ir spaudžiame saugoti. Įvedus norimus pakeitimus, sutartyje spausti saugoti ir vėl grįžti į techninę dalį, ties paskelbti, pažymėti varnele ir spausti saugoti. Štai kaip tai turėtų atrodyti. Spaudžiame techninę dalis, ties paskelbti nuėmė varnelę, spaudžiame saugoti. Dabar norėčiau pakeisti vertę. Pakeičiau vertę. Spaudžiu saugoti. Tada vėl einu į techninę dalį. Ties paskelbti varnelę. Spaudžiu saugoti. Taip vėl sutartis buvo mano paskelbta. Ir su ta informacija, su kuria aš pakoregavau. Kaip pašalinti sutartį? Spaudžiame vėlgi 2 kartus ant sutarties. Iš pradžių spaudžiame skiltį techninė dalis, ties paskelbti, pažymi varnelę ir spaudžiame saugoti. Vėl atidarome sutartį techninė dalyje, ties anuliuoti spaudžiame ir iššoksta lentelė su klausimu, ar tikrai norite anuliuoti skelbimą, nes anuliuotas skelbimas tampa neredaguojamas. Kadangi norime sutartį pašalinti, tai spaudžiame OK ir sutartis bus pašalinta. Štai 2 kartus paspaudžiame ant sutarties, spaudžiame techninę dalis, ties paskelbti nuėmė varnelę, spaudžiame saugoti, vėlgi spaudžiame techninę dalis, ties anuliuoti spaudžiame ir tada mums klausia, ar tikrai mes norime, kad būtų anuliuotas. Taip. Einam mūsų visą sąrašą ir mes jau čia matome, kad nebėra. Buvo sėkmingai pašalinta. Kiti būdai paviešinti žodinės sutartis.
Tai yra prisijungus prie paskyros mūsų yra skiltis žodinių sutarčių importas, oranžiniu rėmeliu pažymėta. Čia spaudžiame. Vienas iš greitesnių ir paprastesnių būdų paviešinti žodinę sutartį, tai ją tiesiog įvesti. Spaudžiame naują žodinę sutartis. Čia mums visus šitos laukelius reikia užpildyti. Mes jūs taisyklingai užpildome. Ir matome užrašą, kad sutartis sukurta sėkmingai. Kartais dėl didelių sistemų apkrovimo, ypač kai dauguma viešina žodinės sutartis, reikėtų ilgiau luktelt, kad pamatyti šitą pranešimą. Tai turėtų būti taip, spaudžiame nauja žodinė sutartis. Ir čia pildome naujos sutarties duomenis. Sutarties objektą. Parašome žodinė sutartis. Sutarties objekto rūšis pasirinkame šįkart prekės. Numeris. Užrašome numerį. Paskelbimo datą, BVPŽ kodą teisingą įvedame. Sudarimo datą rašome. Tiekėjas pas mus šį kartą bus fizinis asmuo, tiekėjo patikslinė bus tik tai parašytas vardas pavardė, be jokių asmens kodų. Vertę parašome atskiriant centus kableliu 18,00. Įrašome pirkimo numerį. Pasirenkame sutarties tipą žodinė sutartis ir tiekėjo kodas, kadangi pas mus yra fizinis asmuo, pasirinkame 809. Štai ir matome užrašą, kad sutartis sukurta sėkmingai. Reiškia, atlikome visus žingsnius gerai. Jeigu atsitiko taip, kad reikia koreguoti, redaguoti sutartį, spaudžiame importuotas sutartis, pažymime ir koreguojame, redaguojame ir tada spaudžiame redaguoti. Kada viskas gerai taisyklingai padaryta, matome užrašą, kad sutartis redaguota sėkmingai. Spaudžiame importuotas sutartis. Pažymime, kokią sutartį norėtume pakoreguoti, redaguojame, pakoreguokime čia vertę, dabar yra 19,00, parašykime 21,00, prieš redaguoti pasižiūrėkime, dabar dar yra vis dėlto dar 19 eurų. Ir kai sutartis redaguota sėkmingai, mes matome, kad dabar yra 21,00 eurų. Jeigu norime pašalinti arba ištrinti sutartį, tada reikėtų spausti redaguojama sutartis, pažymėti varnele ir spausti trinti pasirinktas sutartis. Apie sutarties pašalinimą matome irgi užrašą, kad sutartis ištrinta sėkmingai. Štai spaudžiame importuotos sutartis. Pažymime, ką norėtume pašalinti. Mūsų klausia, ar tikrai. Taip, spaudžiame OK, kad tikrai mes norime pašalinti. Ir matome, kad sutartis ištrinta sėkmingai. Žodinių sutarčių importavimas. Štai čia yra dar vienas būdas, kaip paviešinti žodinės sutartis. Kiekvieną kartą rekomenduojame atsisiųsti naują šabloną pildymui. Tai čia yra tas Excel failo šablonas atsisiuntimui. Čia paspaudžiate ir atsisiunčiate dokumentą.
Kad dokumentas būtų tinkamas, reikėtų duomenis teisingai įkelti į atsiųstą dokumentą. Pažymėkite, ką turite perkelti į atsiųstą failą. Atidarykite atsiųstą failą ir spauskite Enable Edit. Iš savo dokumento atsiųstą Excel dokumentą įklijuokite duomenis tokiu būdu. Paste Special ir čia pasirinkite Values ir spauskite OK. Į ką vertėtų atkreipti dėmesį, pildant importuotą dokumentą? Stulpelėje sutarties numeris įrašyti sutarties numerį arba parašyti tiesiog žodinė sutartis. Stulpelėje pirkimo numeris įrašyti pirkimo numerį, jeigu jo nėra, nieko nerašyti. Stulpelėje sutarties objektas įrašyti objekto pavadinimą. Stulpelėje sutarties objekto rūšis, atsižvelgiant į tai, teisingai parinkti pagrindinį BVPŽ kodą. Sutarties tipas visada turi atitikti nustatytą BVPŽ kodą. Sutarties tipas pagal BVPŽ kodus turi būti nurodomas taip. Prekės bus vienetukas, darbai trejetukas, paslaugos dvejetukas. Ir prie tam tikrų reikia pasirinkti BVPŽ kodą. Stulpelėje BVPŽ kodas reikia įrašyti kuo tikslesnį BVPŽ kodą. Nepalikite tarpų prieš kodą arba po jo. BVPŽ kodas turi būti 9-ženklis, neskaičiuojant brūkšnio. Pirkimo vykdytojo kodas, tai yra įmonės kodas, jis yra 9-ženklis, čia reikėtų jį įrašyti. Čia įrašoma pirkimo vykdytojo pavadinimas be kablelių, skliaustelių. Tiekėjo kodas stulpelėje reikia įrašyti tiekėjo 9-ženklį įmonės kodą. Jeigu sutartis yra sudaroma su fiziniu asmeniu, tiekėjo kodas 809, sudarant sutartį su ūkininku, tiekėjo kodas 802, sudarant sutartį su užsienio įmonė, tiekėjo kodas 803, sudarant sutartį su advokatų kontora 807. Stulpelėje tiekėjo pavadinimas reikėtų įrašyti tiekėjo pavadinimą be kabučių, sudarant sutartį su fiziniu asmeniu, tiekėjo pavadinimą fizinis asmuo, sudarant sutartį su užsienio tiekėjų pavadinime užsienio įmonė. Stulpelėje tiekėjo patikslinimas, sudarant sutartį su fiziniu asmeniu, reikėtų įrašyti vardą pavardę be asmens kodo. Sudarant sutartį su užsienio tiekėju, rašyti įmonės pavadinimą. Tai čia maždaug taip, kaip čia yra pavyzdžiai ir nurodyti. Kad čia yra trumpieji kodai, čia ilgasis 9-ženklis, čia ką reikia rašyti ir čia patikslinimai tų tiekėjų. Stulpelėje vertė reikia rašyti su kablelio simboliu, ne tašku. Tai pavyzdžiui 75,23. Paskelbimo data negali būti ankstesnė už sudarymo datą. Ir stulpelėje sutarties tipas visada bus NVPŽ. Pažymime, kad negali būti skliaustelių, brūkšnių, kabučių, kabliataškių, 2 kablelių, pavyzdžiui, aukselis, čia naudojamas yra kabutės, arba grupė, priekyje 2 kableliai, gale kabutės. Nepalikite tarpų prieš kodą arba po jo, bei po kodą arba po pavadinimo, nes sistema priima kaip simbolį ir galėtų neįkelti tinkamai sutarčių. Štai taip vyksta importavimas. Jūs failą savo pasirenkat, pažymit ir matome užrašą, kad sutarčių duomenys įkelti buvo sėkmingai. Dėkoju už dėmesį. Dėl papildomų iškilusių klausimų galite kreiptis elektroniniu paštu pagalba@vpt.lt.